Sveikos mergelės. Šiandieną tikrai noriu labai pradžiuginti, kadangi nežiūrint į tai, kad darbe labai augs krūvis, bus labai daug atsakomybių, bet rezultatai bus neblogi ir puikūs ir ilgalaikiai, todėl darbe tikrai dirbkite nuo ryto iki vakaro. Taip pat labai palanku darbe planuoti šią savaitę, suplanuoti darbus, ypatingai jeigu jų yra labai daug, tai išdėlioti į lentynėles, ką, kur ir kaip ir po ko darysite ir seka visa. Smulkmenos, jūs esat smulkmenų karaliai, aišku, mergelės, tai padeda, kartais labai padeda, aišku, bet kartais ir biškutį trikdo. Todėl šią savaitę geriau į smulkmenas nekreipti dėmesio, o strateguoti dideliais tokiais mastais. Ir tai atneš didelių rezultatų, reiškia neplanuoti ten kapeikų, o planuoti gal metų išlaidas ar dar kažką darbe, turiu galvoj, ar ten, jeigu esate samdomas darbuotojas, gal kokias metinės ataskaitas finansinės darysite. Žodžiu, darbai ir su stabiliais, gražiais rezultatais. Dabar pinigai. Nerizikuojate, finansinė kontrolė turi būti labai griežta, turiu galvoje jūsų asmeninių pajamų. Ir vėlgi planavimas, kadangi planavimo savaitė, tai planuojate ne tik darbe, bet ir savo finansuose planuojate viską, kaip leisti, ką pirkti, ko nepirkti ir tam, kad sukurtumėt ilgalaikę naudą. Dabar ši savaitė yra labai palanki ilgalaikiam investicijom, ilgalaikiam finansiniam planam. Tai jeigu turite kažkokią situaciją, net jeigu imat šią savaitę kreditą, ilgalaikį kreditą kažkokį, tai irgi jūs iš to išlošite, o ne pralošite. Ir matyt laiku gerai atiduosite palankiai tą kreditą ir viskas čia bus neblogai. Dabar meilėje. Santūrumas, stabilūs santykiai ir pakankamai atviri santykiai, bus poreikis išsikalbėti, ypatingai savaitgalį ir išsiaiškinti, kas kliūna, kur aštrumai, kur kampai, nes tų kampelių bus, nes gali būti taip, kad jūs neturėsite laiko tiesiog šią savaitę skirti romantiškiam santykiam, neturėsite laiko skirti susitikimam, ar jeigu šeimoje irgi kiekvienas į savo nosį įbedęs į savo knygą, į savo situaciją namuose ir tikrai toks drungnas periodas, ne šaltas, bet drungnas. Dabar vienišiams tai gali užsimegzti labai santykiai tokie, bet be labai didelių įsipareigojimų ir tokie be didelės aistros. Nueisit į kiną gal, tai va. Ar į parodą kokią. Šiuolaikinę, tam, kad aistros jokios nebūtų, o turėtumėt ką visą vakarą aptarinėti apie nemenasą. Dabar sveikata. Nervai, pirmiausia, ir nervai. Reiškia, jūsų visa situacija yra susijusi su jautrumu. Tai jeigu tikrai nemiga, jeigu ten širdaplakis, tai pirmiausia pagalvokite, ar neužtektų valerijono tabletės. Negalima lašų gerti. Lašai yra spiritiniu pagrindu, jie tik kenkia. Padeda tik tabletės. Tai va dar kartą pabrėžiu, kelintą kartą jau tik tai valerijono tabletės, ar tai nuoviras šaknų, ar tai ramunėlių arbatėlė, reiškia, pamėginkite tai senoviniais močiučių žolelių metodais pasigydyti ir pamatysite, kaip gerai pasijusite ir nuimsite stresą. Iš tikrųjų, vienintelis, kas čia yra jums šią savaitę, gali būti kažkoks nerimas, nepaaiškinama nemiga ir taip toliau. Bet taip tai, didžiąja prasme, tai su sveikata viskas yra labai neblogai. Taigi, iki kitos savaitės ir neužmirškite mūsų palaikyti. Ate.